kada moterys kreipiasi ar ne, klausant, tarkim, nuo plaukų slinkimo. Aš galiu pasiūlyti kosmetikos priemonės, bet jeigu, tarkim, kraujo hemoglobinas yra nukritęs žemai, yra geležies trūkumas, pirmiausia, tai reikia stiprinti kraują. Tarkim, yra vitaminai plaukams, nagams ir odai, ar ne? Bet tam, kad pajusti poveikį, juos mažiausiai reikia naudoti 3 mėnesius. Pirmiausia, problemos tai būna mūsų kūno viduje ir mes nežinome, kurioje vietoje ta problema. Ir išgerus vitaminą, pirmiausia, visi reikalingi vitaminai stiprins tą vietą, tai yra tavo organizmo vidų. Kol daeis iki tavo plauko folikulo sustiprinti, tam reikės laiko, nes pirmiausia turės tvarkytis iš vidaus. Kolagenas yra skirtas pirmiausia, jeigu jį mes geriame iš vidaus, jis pirmiausia stiprins sąnarius, jeigu jiems to reikia. Mes neįlysim į vidų patys, nepažiūrėsim, ar ne? Bet pirmiausia stiprins iš vidaus. Tai kiek laiko reikia gerti kolageną, nes nežinom, kiek yra problemų viduj ir nežinom, kiek laiko tvarkys tą vidų, kad kol daeis iki nagų ir plaukų, tai yra paskutinė linija. Aišku, kad geriant vitaminus ir stiprinant su kosmetikos priemonės iš išorės, mes suteiksime geriausią rezultatą, bet moteris sugėrė, tarkim, mėnesio kursą, reikia, kad čia nepadeda bloga produkcija, bet taip pat reikia nepamiršti, kad mes turime metabolizmą ir geriausia gerti ne vienos rūšies vitaminus, o kad būtų mišiniai, nes kartais mūsų metabolizmas kažkokius vitaminus atmeta, nepriima ir tų pačių vitaminų yra įvairių rūšių ir įvairių gamintojų jie yra skiriasi. Tai kurį gamintoją priims, kas tau tinka, tik tai ištisai naudodama ir gali atsirinkti ir suprasti, kas tau tinka. Užtepus kremus įvairius losijonus, oda priima tik tai išoriniam tam sluoksniui. Vidinis odos drėkinimas vyksta iš vidaus, o kosmetikos priemonių paskirtis yra apsaugoti lipido sluoksnį, normalizuoti veiklą ir apsaugoti nuo išorės poveikio, kad lipidinis sluoksnis nebūtų veikiamas ir pažeidžiamas iš išorės.